Sveiki. Šis video skirtas kiekvienam iš jūsų. Visiems iš karto ir kiekvienam iš jūsų. Labai prašau dažiūrėti šį video iki galo, nes kitaip jūs nieko nesuprasit, ką aš noriu jums pasakyti. Per pastarąsias kelias savaitės į mane kreipėsi kelios šeimos su baisiais prakeiksmais. Negalvokit, šiais laikais prakeiksmus retai kas uždeda. Bet esmė tame, kad tie prakeiksmai, su kuriais aš kovoju intensyviai dabar, jie yra žmonių nuo senų kartų, taip vadinamieji karminiai. Kas yra karminis prakeiksmas? Tai yra prakeiksmas, kuris jūsų gautas kaip paveldėjimas iš jūsų protėvių, kur eina per 7 kartas. Dar prieš 100 metų prakeikti žmogų buvo taip pat paprasta, kaip dabar nueiti į barą atsigert kavos. Buvo daugiau žmonių tom užsiimančių, žinoma, tai buvo labiau draudžiama, kadangi ir bažnyčia turėjo realesnį svorį negu dabar, bet dabar ne apie tai. Kokie yra požymiai? Bendras negalavimas. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, šeimoje gimė vaikas su kokiu apsigimimu, su kokia lyga, jeigu šeimoje yra ten nužudymai keli, nedaug dievė žinoma, jeigu šeimoje yra dar kažkas šlikštaus, baisaus, negero, reikia susimastyti. Diagnostika, manau, kiekvienas turėtų padaryti, o labiau aš visą laiką darau diagnostiką, galite kreiptis į mane ir čia jokių problemų. Magijos tikslas, kaip aš kiekvienam sakau, yra padaryti žmogų laimingą, sveiką ir patenkintą savo gyvenimu. Ištraukti jį iš disharmonijos, iš diskomforto, iš savižalojimo, iš autoagresijos. Ištraukti, padaryti žmogų geresnį. Dėkite patiktukus, komentuokite šį video, nes jeigu jūs to nedarot, aš manau, kad mano video jums nėra įdomus, o aš dirbu dėl jūsų. Aš skiriu jums savo laiką. Todėl dar truputėlį apie paveldėtą negatyvą. Turi labai daug žmonių. Pavyzdžiui, pasikartojančios datos. Jeigu jums tam tikra data pastoviai mirksi akise ar tam tikras laikas pastoviai mirksi akise, per tą laiką kažkas gali nutikti negero. Jūsų pasąmonė jūs perspėja. Veik, daryk kažką. Apsisaugok. Apsisaugok. Išsivalyk. O jeigu jūs to nedarote, tai jūsų faktiškai kaltėja, kad jūs, kai jums yra ištiesiama visatos ranka, jūs nenorite to imti. Jums tai neįdomu. Jūs gyvenate savo pasaulėlėje, kuriame yra laikini dalykai, efemeriški. Jūs negalvojate, aš nekalbu ten apie amžinybę, jūs negalvojate apie geresnį rytojų savo. Jūs gyvenate šią dieną. O geresnį rytojus gali ir nebūti. Kai kurie žmonės į mane kreipėsi laiku ir aš apsiėmiau jam padėti. Likiminis prakeiksmas yra labai baisus dalykas. Mes galim neturėti priešų, mes galime gyventi dorą gyvenimą, padėti visiems, bet vis tiek tas dalykas gali mus pasivyti ir anksčiau ar vėliau priplot prie žemės. Tai yra realybė. Tai yra čia ir dabar. Ir svarbu ne tai, kad jūs pažiūrėsite turbūt šį video su juokeliu. Svarbu tai, kad turbūt visata kužda jums, kad jūs turite susimastyti. Kad jūs turite išanalizuoti savo aplinką, savo veiksmus, vidinius išorinius faktorius ir pasakyti stop. Kodėl kaimynui sekasi, o man ne?
Kodėl kaimynas įsigijo mašiną iš salono, o aš ne? Kodėl kaimynas įsigijo vasarnamį ar kokį nors sodybą, o aš ne? Nors jūs turbūt dirbat, stengiatės, kūrėt planus. O yra tas akmuo, kuris ploja prie žemės. Ir tas akmuo yra dažnas. Nes kai aš pažiūriu savo praktikoje, man per dieną kreipiasi, sakau, keli žmonės, būna, kad per savaitę būna keli va su tokiais dalykais. Ir nuo to niekur nepabėgsi. Tai yra čia ir dabar, ir tai reikia naikinti. Aš žinau, kaip aš moku, kaip, bet jeigu žmogui nepriimtina, tebūnie. Jeigu jaučiate pavojų, jaučiate baimę, jaučiate nežinia iš kažkur atsiradusią paniką, parašykit aš. Aš rasiu raktą atidaryti duris ir iškartyti visą šiukšlę lauk. Nes aš žinau kaip. Jūs galite tikėti, jūs galite netikėti, čia yra jūsų reikalas. Savo misiją šią temą aš įvykdžiau, aš jums pasakiau. Komentuokite, dėkite patiktukus ir būkite laimingi. Linkiu iš širdies. Iki.